Tikriausiai prisistatysi ir kas nepažįsta, tai po šio vakaro pažins. Labai malonu ir turim tokį kamerinę versiją, tai tikrai galima asmeniškai tiesiog su kiekvienu susipažinti. Tomas. Tomai malonu. Kęstutis, Kęstutį. Petrai, Marius. Tomas dar vienas. Mantai, Marius. Dėkoju Valdui už tokią galimybę pabendrauti su įtariu, kad bėgimo entuziastais, sportiško, aktyvaus gyvenimo mėgėjais. Trumpai pristatysiu bendrais bruožais, kas aš per paukštis ir kodėl aš šį vakarą su jumis jaučiuosi turys kažkokią teisę kalbėti. Esu verslininkas ir autorius, jeigu taip trumpai drautai. Verslininkas nuo kokių 19-18 metų įvairiausių verslų, autorius, knygų, tokių kaip štai Neregėta Lietuva. Atnešiau šitai gražiai vietai atminimui tiesiog, kad jie turėtų. Ir aistra gyventi sveikai, apie kurią turbūt daugiau šitas temas šį vakarą kalbėsim. Na, bet dar taip trumpai prasidėgant, kai save reikia pristatyti, labai mėgstu akcentuoti, kadangi didžiuojuosi tuo, būdamas tėtis. 4 vaikų, kartu su žmona Brigita auginam 2 berniukus, 2 mergaitės. Ir šeima, vaikai yra ta ašis, apie kurią sukasi mano gyvenimas. Ir ko gero tai yra ta priežastis, dėl kurio gyvenimas pasisuko tokia labai sveikoliška kryptim. Kadangi vaikystėje aš nebuvau toks begalinis sveikolis. Kažkaip iš inercijos ir iš tų, ką matydavau pavyzdį šeimoje, ir rūkymas anksti gyvenime atsirado, ir visokie baliukai tokie, truputėlį neproporcingi. Bet vėliau, kai vaikai pradėjo gimti, tai turbūt buvo toks impulsas, kuris galutinai mane pastumėjo ieškoti tokios ramios, blaivios, sveikos, aktyvios, subalansuotos gyvensenos ir jau galiu sakyti, kokį 15-20 metų aš ją mėgaujuosi. Jie gyvenu. Na, o veikla ir pomėgiai, kurie mane pirmiausia atvedė į kažkokią platesnę viešą erdvę, tai buvo mano aistra fotografuoti ir filmuoti, kuri mane lydėjo nuo pačių mažiausių metukų, nes mano tėvukas yra archeologas ir jisai mane veždavosi į savo ekspedicijas, kur aišku foto ir kino technika buvo labai svarbi visų tyrimų dalis, užfiksuotai, kas yra atkasta, atrasta. Man leisdavo pažaisti, vėliau aš pradėjau lankyti visokius foto kino būrelius. Ir paskui atradau, kad mane žiauriai veža fotografavimas iš oro. Tais laikais, kai dar dronų nebuvo, bet tu gali kokiu nors orlaiviu, eksperimentinę skraidyklę, karšto oro balioną, nesvarbu, pakilti, apriepti, pamatyti tai, ko niekas dar nematė galbūt, arba labai mažai kas matė. Ir dar panaudodamas savo sugebėjimus kompozicinius, ar to šviesos pojūtį, sukurti kažkokį gražų vaizdą. Tai iš pradžių tai buvo tiesiog hobis, skraidyti, kur be keliaudavau, ieškoti, kaip čia pakilti tą orą, kaip pamatyti Havajus, ar Australiją, ar Pietų Afriką, ar nesvarbu ką. Truputėlį po truputėlį sugalvojau padaryti albumą apie Lietuvą, kur viskas būtų fotografuota iš oro. Ir aišku, šiais laikais, kaip žinia, dronai labai išplito ir galima sakyti, jau nieko nenustebinsi tom fotografijom iš oro. Bet tais laikais, kai išėjo pirmoji Neregėta Lietuva, tai buvo 2008. Tikrai buvo toks ekskliuzyvus dalykas. O kadangi aš daug metų praleidau reklamos srityje, tai panaudodamas visas tas žinias, kurias sukaupiau, kaip reikia prominti dalykus, mes užsukom tikrai didžiulę reklamos kampaniją. Ir ką pavyko sukurti, tai labai stiprų prekės ženklą. Neregėta Lietuva, Unseen Lithuania. Kadangi tas populiarumas kilo, mes nusprendėm dar investuoti, prikūrėm visą seriją, 11 skirtingų kalbų. Ir kinų, japonų, prancūzų, italų, ispanų. Tos knygos buvo išleistos. Na ir ne tik tai, kad knyga, bet ir pradėjom daryti tokius dalykus kaip parodos po viso pasaulio. Čia Lietuvoje kūrėme Neregėtos Lietuvos ąžuolyną, kur ir su svečiais, su draugais, su Lietuvos kariuomenė daug metų kiekvieną pavasarį. Šis jau dabar yra prisodinta virš 30 000 ąžuolų. Šalia Kėdainių, tokiai gražiai vietai, paskirta yra 40 hektarų teritorija, bet tai, tas žodžiu, Neregėta Lietuva šiek tiek daugiau negu knyga, tai sakau, toks prekės ženklas, kuris apima daug įvairių veiklų ir labdarybų veiklų ir panašiai. Na, tai mane labai sužavėjo, tai ką aš patyriau, išleidęs tą knygą ir tą tokį grįžtamą ryšį iš žmonių. Ir sakau, reiktų man pamėginti kažką panašaus padaryti toli nuo Lietuvos.
ten, kur dar niekas manęs nepažįsta, išmėginti jėgas. Ar aš galėsiu replikuoti nors dalį tos sėkmės. Ir man pasipynė toks Belizas, Centrinėje Amerikoje, šalia Gvatemalos, kur persikraustė gyventi keletas mano draugų iš Amerikos. Aš ten nuvažiavau, pasižiūrėjau, kad puikiai destinacija, niekas dar nebuvo tokio albumų padaręs ir ėmiausi tą Belizą išleidau. Tada kaimyniniai Meksikoje, netgi 2 skirtingas knygas apie skirtingas valstijas. Ir tokia sukirbeno didelė ambicija išleisti knygą apie Kubą. Kadangi Lietuvos irgi iš principo nebuvo niekas išleidęs taip, kad būtų tokia Lietuva iš oro. Nors tai buvo vienas, kitas, trečias ir Antano Sutkaus nemažai nuotraukų, bet tokio iš esmės, kad vien tik tai oro fotografijų albumų nebuvo. Tai buvo gana naujas dalykas. Bet kalbant apie Kubą, tai absoliučiai niekam nebuvo leista jos fotografuoti iš oro. Tai jau Kubos valdžia po šiai dieną labai nuožmiai viską kontroliuoja. Man tai truko 5 metus, tai buvo didžiausias kūrybinis toks mano gyvenimo projektas, labai sudėtingas. Bet turiu pasakyti, kad jis pavyko. Tai aš dažnai, kaip sakiau, šeima yra mano labai svarbi gyvenimo dalis ir aš į savo kūrybinius projektus, verslo projektus mėginu savo vaikus įtraukti ir kai važiuoju į komandiruotes, turiu sistemą, pasiėmiau po vieną vaiką. Kartais, aišku, mes kaip visa šeima važiuojame, jeigu man nusiderint, bet jeigu ne, tai pasiėmiau vieną vaiką ir rotuoju. Tai ten buvo, sakykime, Vincento eilė, paskui Antano eilė, paskui Marijos eilė, visi jau žinome, bet kitą kartą su tėčiai keliuojam. Tai būdavo lydi mane, kartu būna, aišku, man ten namų netaip ilgų ir galų galėtų labai svarbu, manau, kad ir vaikai matytų, ką daro tėtis, kaip tas jo kūrybinis gyvenimas klostosi, kažkokios pamokos jiems iš to yra, jie dalyvauja susitikimuose, kažkokiuose pristatymuose, kai būdavo knygynuose, kažkokie pasirašymo kampanijos ir panašiai. Na, bet Kuba tai buvo labai įdomus projektas ir mano didžiulis gyvenimo nuotykis ir galimybė tai pasauliniu mastu šiek tiek pagarsėti kaip leidėjai, fotografai. Nes po to, kai išleidom tą knygą, tai Pietų Floridoje, ypatingai Miami, suorganizavom didžiulę reklamos kampaniją, kur ten buvo televizijos visokiausios ir PR kampanijas ir panašiai. Paskui prabėgus kažkiek metų nusprendžiau, kad reikia pakartoti, man nereikėjo tą Lietuvą, nes jau, žinot, bėga laikas, 10 metų eina, žmonės jas perka, bet tą medžiagą kažkaip reikia atnaujinti. Tai prieš keletą metų tą knygą aš visiškai naujai vėl keliavau, skraidžiau, fotografavau, bet čia jau dabar yra daugiau temų, tai yra ne tik kraštovaizdis. Bet aš ieškojau, kaip gražiai pateikti mūsų parodą ir naujausių laikų pasiekimų. Tiesiog žiūrėdamas, ką mes veikiam dabar, kaip yra lazerių technologija, biotechnologija, elektronika, IT ir panašiai, landžiau po laboratorijas, mokslinio tyrimų centrus, ieškodamas, kaip meniškai pavaizduoti, ką jie ten daro. Tokios 3 temos ten yra aprėptos. Bet paraleliai, aš visada gyvenime buvau kažkoks multitaskeris. Ir jeigu verslas, tai niekada irgi nebuvo vien tik tai vienas verslas. Aš turėjau ir reklamos agentūrų tinklą, buvau įsisteigęs tokią įmonę elektroninės leidybos namai, kur užsiėmė visokiausių multimedijos prezentacijų, websaitų, vėliau appsų, kai atsirado tos galimybės kūryba. Ir dar turėjau tokį nemažą verslą, kuris vadinasi Pharma.net. Jis užsiminėjo personalo atranką ir laikinų įdarbinimą. Tai kai kurios verslus kurdavau, parduodavau, jungdavau ir panašiai. Tai toks mano minėtas tas susižavėjimas sveiku aktyviu gyvenimu prasidėjo gana seniai. Ir tas knygas, kai aš kūriau Lietuva, Belizas, Kuba, jau ten gyvendamas, jau ten važinėdamas, aš kažkur tai jau ieškojau būdų kaip integruoti. Tai sakykime, oro fotografija yra toksai žanras, kuris reikalauja nemažai kantrybės. Tu atvažiuoji į pakilimo taką, kažkokį oro uostą ir lauki sąlygų. Pavyks pakilti, nepavyks. Ką tuo metu darai? Joga, pavyzdžiui. Tempimo pratimus, panašiai. Tai žodžiu, prasidėjo tokios paieškos, kaip savo kūną prižiūrėti, kaip jį lavinti, kaip to mėgautis. Ir aš pagal savo charakterį, jeigu man kas nors yra labai įdomu, pradedu nerti į didžiulės gelmes. Tai sakykime, jeigu fotografija, tai nepakanka man, kad aš susipažinau su principais tose būreliuose ar kažkokiose mokyklose. Aš pradedu ieškoti knygų. Skaitau įvairiausias knygas, kas yra šviesa, kas yra ta visa šviesos chemija, kas yra kompozicija, kompozicijos teorija, šviesos kadrama ir taip toliau. Tu gilinėsi, skaitai įvairiausių specialistų nuomonės. Kai mes kalbam apie sveiką gyvenseną, kokie tai bebūtų sportai, bėgimas, joga ir panašiai irgi, susirandi knygas, neri į tai, žiūri, kas tai yra technika taisyklinga, bėgimo, kvėpavimo, tempimo, panašiai. Ir aš tą kaupiau, praktiškai tą veiklą darydamas,
bendraudamas su specialistais, su įvairių knygų autoriais, su profesionalais, su gydytojais, kineziterapeutais, žodžiu, prikaupiau aš kažkaip tai jėgos ir sugalvojau, kad reikia man pasidalinti tuo, ką aš čia prikaupiau. Ir dalinimosi būdas, aišku, galima socialiniuose tinkluose, galima klipukus filmuoti, panašiai viską, aš irgi tą darau, bet mano galva knyga yra toksai formatas, kuris, tarsi paliudija, kad žmogus iš tikrųjų tą sritį kažkiek supranta ir gali parašyti sklandų tekstą su įžanga, dėstymu ir pabaiga. Kažkokį turinį, literatūros. Aš nuo mažens taip augau, matydamas, kad mano tėvukas prie to bum, žinot, typewriterio mašinėlės tarškino. Senelis mano tarškino, profesorius Leonas jau. Tai va, knygos nuo mažens. Ir po šiai dienai manau, kad tai yra labai svarbu, labai bandau skatinti vaikus, kad jie skaitytų tas knygas. Tai va, ta knygelė, kuri turbūt ir susisieja su šios dienos mūsų pavadinimu sveikas gyvenimo būdas kaip hobis. Kiekvieną kartą yra iššūkis sukurti pavadinimą. Ir šitos knygos pavadinimas man svarbiausia buvo, kad išreikštų idėją, kad toks gyvenimo būdas gali būti tavo pomėgis, aistra, hobis. Tas žodis jame užkoduota tai, kad tu neturi savęs spausti, neturi prievartauti, neturi remtis kažkokia labai stipria savidisciplina. Tu randi būdą, kaip jį paversti tuo, ko tu mėgaujasi kiekvieną dieną. Ir va toje knygelėje aš pamėginau pasidalinti savo tokiu požiūriu ir savo sudėliotą sistemą, kaip aš suprantu, visapusišką kūno lavinimą, jo priežiūrą. O viskas prasideda turbūt nuo tokios maksimos, kaip čia pasakyti, šūkio, tokio teiginio, tokios idėjos, kad būtų gerai gyventi taip, kad tu nebūtum priešas pats savo. Čia mano amžinatelis dėdė Linas Jovaiša buvo garsus gydytojas, toksikologas, labai daug gyvybių ištraukęs iš mirties, bet pats gana jaunas miręs ir bet man kažkaip įstrigo iš vaikystės. Nebūk pats savo priešas. Žinoma, tai ne jisai sugalvojo. Čia yra iš antikos laikų ateinantis, bet kartais tos tiesos jos amžinos yra. O mes darom kažką ir nepagalvojam, kad iš principo mes kenkiamės. Tai aišku, mes žinome, apie ką aš kalbu, apie visokius žalingus įpročius, apie rūkymą, apie persivalgymą, apie priklausomybės ir panašiai. Tai tas yra lietuviškas gražus posakis, nekirsk šakos, ant kurios sėdi. Aš kadangi kūrybiniam versle daug metų dirbau, tai kai šitą knygą rašiau, galvoju, reikia kažkaip kitaip pavadinti. Ir aišku, kadangi aviacija, viskas, tai su iliustratoriais mes tokį padarėm. Kai skrendi oro balionu, būtų labai nelogiška paimti ir kirpti vieną iš tų lynų, kurie laiko gondolą. Tai žmogus, kuris taip daro, jisai atrodo iš šono keistai, bet labai daug iš mūsų taip esam gyvenime turbūt darę. Aš taip pat. Ir ta mintis, kad mūsų kūnas, kaip ir bet koks kitas instrumentas, aišku, labai sudėtingas, labai kompleksiškas, jis turi tam tikrą vartotojo instrukciją. Tai tu žinai, kad, sakykime, jeigu tai yra dildė, jinai yra skirta dildinti, o ne kalti. Aišku, galima su ja galbūt irgi pakalti vinuką, bet ir dildę sugadinsim, ir vinuką turbūt aplaužysim, nes tam yra kiti prietaisai. Jeigu taip labai tiesmukiškai šnekam. Ir tu galvoji, kad kūnas yra surėdėtas taip, kad jisai, galbūt gali tikrai 100-120 metų nugyventi, jį teisingai prižiūri. Tai, kad vidutinis mūsų gyvenimo amžius yra gerokai trumpesnis, liudija turbūt tai, kad dauguma žmonių daro kažkokias klaidas ir eksploatuoja tą įrenginį ne pagal taisyklės, numatytas garantinės sąlygos. Kas tai yra? Tai didžiulių ginčų objektas, mokslinių tyrimų ir labai karštų diskusijų, žinoma, nes, žinot, čia visur yra industrijos ir kai tu pradedi sakyti, nevalgyk mėsos, tai išlenda augalininkystės asociacijos, nevalgyk cukraus, interesai, viskas taip. Bet, tokie patys esminiai principai, tai turbūt yra neginčytini, tai kad, kūnas turi gauti fizinį krūvį. Audinys yra dalykas, kuris nuolat atsinaujina. Jis auga, kai mes augam, bet ir vėliau gyvenime tos ląstelės dalinasi, audiniai atsinaujina ir tai vyksta priklausomai nuo gaunamų impulsų. Ir jeigu tų impulsų ir to krūvio nėra, tai pradeda jie menkti. Pavyzdžiai,
tolin ieškoti nereikia, jeigu kas nors buvo susilaužę kokią galūnę ir pabuvo 2-3 savaitės su įtvaru arba gipsu, paskui nuėmus tą gipsą lieka turbūt pusė ten tų raumenukų, kurie buvo. Kosmonautai tą patį patiria grįžę iš kosmoso, kai nesvarumų buvo. Ir tai yra toks aiškus įrodymas. Tu turi duoti tą krūvį, tada organizmas reaguoja ir jisai atsistatinėja, atsinaujina, stiprėja, galbūt netgi. Tai fizinis krūvis. Dabar iš ko jisai susideda? Aš sudalinau savo tą tokią, nepretenduoju jokius išradimus. Visą tai turbūt galima daugybę kitų knygų perskaityti ir rasti. Tiesiog kiekvienas iš mūsų, kiekvienas iš autorių tas tiesas per save perteikia, kažkokią kūrybinę formą pasako. Vienas iš tų komponentų, pradinis turbūt pats didžiausias, tai yra įvairiausia kardio veikla. Pratimai, sportiniai užsiėmimai, kurių tikslas yra sustiprinti visų pirma širdį ir tą vadinamą kardiovaskuliarinę sistemą, mūsų kraujotakos sistemą, kad organizmas galėtų įsisavinti deguonį ir efektyviai veikti deguonės kaip degalų pagalba. Kas tai yra konkrečiai? Na, turbūt bėgimas, populiariausia, kas ateina į galvą, bet tų priemonių ir formų yra tikrai labai daug ir jų atsiranda vis naujų. Kas irgi yra nuostabu šiais laikais, nes yra mados, yra tendencijos, yra jaunimas, yra trendai visokie, ir ateina žmogus. Nu, kiek čia galim bėgioti? Mano būtų gerai, gal tau patinka dviratis, gal tau patinka irklavimas, gal tau patinka kovos menai, šokiai, zumba, rumba ir taip toliau visokiausios ritminės gimnastikos formų. Bet esmė, kad, sakykime, keliasdešimt minučių tu dirbi padidintų pulsų. Toks režimas, kuris priverčia vietoj tradicinių 60 per minutę, padirbi, sakykime, 100, 120, gal dalį laiko 140 ir panašiai. Stiprinti tą savo širdelę. Ir man konkrečiai tai yra bėgimas, kiekvienas atranda savo, pagal tai, kaip jisai yra socialus, kaip jam patinka draugė su kitais tą daryti ir panašiai, jo įdirbis. Aišku, yra tokių keistų, nemažai mitų apie tą bėgimą, turbūt teko jums irgi girdėti, kad širdis turi ribotą dūžių skaičių per gyvenimą, ten kažkokį milijoną, kiek, tu čia tik tai pagreitinsi, ar ne, arba tu bėgdamas suvarysi sąnarius, šneka žmonės, tokie daug dalykų, kur man labai, kadangi tas bėgimas, kaip sakiau, patinka, skaičiau gausybę knygų, literatūros, tyrimų ir netgi esu dabar įsikinkęs į tokį projektą, kuris vadinasi Good Run. Mes kūrėme programėlę, kuri dirbtinio intelekto pagalba padėtų bėgikui išvengti laikysenos klaidų. Tikslas yra padaryti tokį demokratišką priemonę, tu paprašai draugo pafilmuoti 15 sekundžių, kaip tu bėgi ir prabėgi. Ir tada tas machine learning algoritmas identifikuoja tavo visas linijas, sąnarių, galūnių. Ir mes turim 17 parametrų sistemą, kur pagal įvairiausius tarptautinius tyrimus, o tie parametrai tai pakankamai nesudėtingi. Tokie, sakykime, dalis žmonių bėga labai smarkiai sugniaužia pečius. Ir jie apriboja kraujotaką, ten pradeda net svaigimai, atsiranda galvos skausmai. Ir visokie spazmai, nuovargis čia pečių juostų, ar ne, kad tai būtų atpalaiduoti, ramiai kristų. Bėga išsirietę, pavyzdžiui, nugarą, arba palinkę smarkiai į priekį, ties dubenį. Ir čia apatinė tada nugaros dalis irgi dirba labai smarkiai įsitempus, po kurio laiko pradeda skaudėti. O tu turėtum bėgti, tarsi tave kažkas būtų paėmęs už galvūgalio ir tai patraukęs ir visas toks tiesus kaip styga, taip ir bėgtum. Galbūt šiek tiek pasvirsi į priekį, grai dėl to, kad išnaudota gravitacija ir šiokį tokį kritimą ir atšoktų nuo kojos ant kojų. Tai tokius 17, ten, aišku, per didelis ašinį, sukiojimasis aplink vertikalę ašį ir taip toliau. Jau geri 3 metai mes ten tyrinėjam, dėliojam, konstruojam, naudodami public domain esančius algoritmus, kai kuriuos dar ten nusavės pridėdami. Kol kas to tikslumo dar trūksta, bet tai, ką aš pamačiau, kai pernai šovė tas ChatGPT ir tas dirbtinio intelekto visa revoliucija. Aš tikiu, kad jau greitai mes gausim tų vizualinio atpažinimo algoritmų, kurie bus gerokai tikslesni. Ką padarys tie didieji gigantai, tokie kaip OpenAI, mes galėsim tęsti. Dabar šiek tiek tokiam pristabdyti. Bet ką aš turėjau pasakyti, kad bėgimas apskritai tai yra labai toksai bazinis judėjimo būdas, kuris mus lydi 100 000 metų. Jis yra mūsų prigimtinis ir nereikalaujantis jokių priemonių. Iš principo galima bėgioti ir basam. Nežinau, ar mėgstat kas nors bėgioti
Ar mėgstate bėgioti baseine, ar esate bandę? Bet yra toksai žanras, jis aišku turi irgi savo tam tikrų pavojų, apie ką galima būtų plačiau pakalbėti, jeigu bus įdomu, ar tuo klausimu, jeigu turėsit klausimų, nes aš irgi esu praėjęs ir tam tikrų klaidų padaręs. Bet vat kas yra labai gerai, kad nereikia mums ten įrangos, nereikia baseino, nereikia kažkokių priemonių. Tu gali tai daryti namuose, gali svečiuose, pas močiutę nuvažiavęs, komandiruoti, išvažiavęs į kitą šalį, per atostogų, žodžiu, atsikėliai, šmaukšt ir tu varai. Tai su tuo bėgimu ir, reiškia, tuo, kas stiprina tavo širdį, aš turiu susikūręs tokią, kaip aš kartais juokauju, ilgaamžiškumo formulę. Formulė labai atrodo matematiškai baisiai, tie tiesūs skliaustai, tai yra absoliuti vertė, žodžiu, atstumas, amžius. Bet jeigu trumpai drūtai, tai aš kažkur 35 metų pradėjau tą formulę įgyvendinti, kasmet per savo gimtadienį nubėgti tiek kilometrų, kiek sukanka metų. Tai matot, jeigu ten, sakykime, 40 metų, tai mes turim 40. Bet jeigu mes turim 51, tai jau mes turim tik kem 9. Reiškia, ties 50 yra tas lūžis, kada reikia pradėti sukti atgal. Kodėl? Ne todėl, kad, sakykime, pernai aš nubėgau ir kiekvienais metais aš dar bėgdamas ir pabandau kokį nors smagų filmuką filmuoti, galėčiau pasidalinti. TikTok'uose visokiuose ir kituose tinkluose. Reiškia, vis galvoju, kaip čia šmaikščiai man padaryti, kad be žodžių būtų aišku, kas čia vyksta. Tai čia prieš porą metų bėgau nuo Kanų iki Nicos ir tokią kortelę viskas kilometrą perpaišiau tą skaičiuką, nes norėjau to, kaip vaikystėje būdavo animacijos, žinot, kaip knygai puslapius ir tai bėga, reiškia. Gal ne visai taip gavosi, bet keičiasi tie skaičiukai, keičiasi ir mes prieibėgam. Tai aš tai yra praeitą vasarą, gimtadienis mano birželio mėnesį, man nubėgau 50. Ir kadangi taip lengvai bėgusi, galvoju, ką čia velnias aš dar šiais metais gal nemažinsiu. Tai dabar galvoju, dar 51 tikrai bėgsiu, gal 2, gal 3, gal iki kokių 5. Bet sakykime, to originali formulė, jinai tokia skirta, nes nežinau kaip jums atrodo, bet man atrodo, kai tau 90 metų, tu 90 km tikrai nenubėgsi. Tai turėtų būti absoliučiai išskirtiniai atvejai. Bet 10 nubėgsi. Tai toks sumanymas ir toks savęs pasitikrinimo metodas. Kiekvieną svajonę ar kažkokį tolimą tikslą, kokį aš imuosi bandau įgyvendinti, aš mėginu jį įvardinti konkrečiais pamatavimo būdais. Kaip aš pasakysiu, kad aš tą pasiekiau, arba kad man pavyko įgyvendinti tą svajonę. Tai sakykime, mano svajonė yra visą gyvenimą bėgioti. Kaip aš pasakysiu, kad aš bėgioju, tai jeigu aš atitiksiu tą formulę, reiškia, ne tai, kad ten išbėgai 3 kilus, pasibėgai 4 ar 10, bet taip gyventi, kad kiekvienais metais birželio mėnesį būtų pasiruošęs prabėgti tą savo gimtadienio iššūkį. Tai aš birželį prabėgau, paskui truputėlį jau numetu gazą, pailsiu liepą rugpjūtį, daugiau padarau pratimų ten gal tokių jau su svoriais, kažkokių pritupimų, tokiais trumpesniais atstumais tada rudenį. Ir nuo sausio pradedu jau daram, sakykime, praeitą sekmadienį bėgau 24 km, po truputėlį iki gegužės pabaigos pasieksiu, kad būčiau išbėgęs kokį 40-42. Aš taip laikausi tokio, kad prieš tą didįjį bėgimą noriu būti porą kartų prabėgęs 75% iš to būsimojo atstumo. Tada aš jau jaučiuosi komfortiškai, žinau, kad 25 tos likusius tikrai aš tą jau savo šventės dieną iš entuziazmo paimsiu ir padarysiu. Tai čia toksai dalykas. Antras komponentas tos mano fiziškai aktyvios gyvensenos, tai yra jėga ir jėgos lavinimo. Kadangi kardio yra puiku, bet tai yra ne viskas. Deja, bėgimas jisai neužtikrina, kad visas mūsų skeleto raumenynas būtų tvirtas. Ir ypatingai didelė problema, su kuria susiduria visi į vakarus nuo kokio turbūt Dėlio, taip ar Indijos gyvenantis žmonės, tai yra sėdėjimas. Sėdėjimas ir tam tikra atrofija arba bent jau nusilpimas to kamieninio viso raumenyno, kuris supa mūsų dubenį. Čia pamėginom irgi su dailininkė pavaizduoti, kas tai tie yra raumenys. Tai visų pirma yra pilvas ir sėdmenys. Raumenys tie, kurie
iš galo biškelį traukia žemyn, iš priekio truputėlį kelia aukštyn, dubenį, o dubuo, nežinau, kada susimąstėt, kodėl jis taip vadinasi. Jis kaip ir indas yra. Jis neturėtų būti nei pasviręs, nei taip, nes iš jo tada viskas išsipils, kas ten viduje yra. Dubuo turi būti lygus. Tai vat, jeigu jisai nelygus, tai virš jo kylantis stuburas, tada atsiduria kažkokioj ne visai saugioj padėty ir kitiems raumenims dažniausiai nugaros apatiniai dalį tenka kompensuoti. Tai jeigu sumenksta mūsų pilvukas ir sutešta mūsų užpakaliukas, mes tada stovėdami labai dažnai žmonės paėmė ir pompiš arba taip sukrenta tas dubuo. Ir čia atsiranda toks išsirėtimas apatinių dalykų. Pilvukas taip iškelia nukrenta ir čia visą laiką yra patempti tie raumenys. Jie patempti, jie vargsta, jie būna pertempti ir tada, kai, sakykime, jau pavargęs pertemptas raumuo, o žmogus dar pasikelia kažką pakelt nuo žemės ir tik tai, žinoma, nugaros skausmų priežasčių yra labai daug, tenais knygos visus parašyta, bet daugelį iš jų tikrai galima suvesti į tai, kad nėra tvirtas, neužtikrintas tas balerinos toksai stopas. Ir žmonės vaikšto truputį suglebęs, suminkštėję, tai kaip tą dalyką spręsti, irgi prikurta daug sistemų yra. Bet man labai patinka gimnastikos tie fundamentai. Tai yra tiesiog pratimai, tokie kaip lentutė, tas plenkas, ir daugybė tokių daugiau dinaminių. Ir vienas iš tų pratimų, tai yra stovėjimas ant rankų. Stovėjimas ant rankų yra tikrai vėlgi puikus. Panašiai kaip bėgimas nereikalauja jokių priemonių, tu gali bet kur tą daryti. Tai stovėti ant rankų tu irgi gali bet kur tu bebūtum, arba tokioje auditorijoje, ar namuose, ar kieme, arba labai dažnai kur nors oro uostuose. Tiesiog tu turi laisvą minutę ir gali tą padaryti. Iš pradžių kažkur prie sienos atsirėmęs, kažkur paskui draugas gali palaikyti prie medžio ir panašiai. Tai šitoje knygoje aš irgi tą visą skyrelį paskyriau tam, nes mano galva yra naudinga mokytis tokių pratimų, kurie nereikalauja specįrangos, džimo, ypač kai tokie COVID-ai, viskas užsidaro. Ir jeigu tu priklausomas nuo treniruoklių ir kažkokių tai sporto salių, staiga tau krenta tavo ir motyvacija, ir galimybės daryti tos sportus. O šitą tai tu gali į kiemą išėjęs pasidaryti. Bet esmė yra, kad jeigu tu nori stovėti ant rankų, tu turi labai gerai valdyti būtent šitos raumenis. Nes jeigu jie klibės maskatuosis, tai tu to balanso neišlaikysi. Čia viskas labai paprasta. O kai tu užrakini visą tai, sėdmenis pilvas užrakinta, jisai laiko kontroliuoja. Ir tai labai geras būdas lavinti ir stiprinti, kad tu visada tą tokį tonusą čia jaustum. Žinoma, ir kitų tų pratimų yra, bet žodžiu, aš tada atradau, kad per tą gimnastikos fundamentus tu gali labai gerai sustiprinti savo visą raumenyną. Galbūt šalutinis efektas yra tas, kad tu šiek tiek daugiau priaugi raumenų. Vieniems tai netgi labai yra pageidauta. Bet kitas, jeigu, sakykime, tu triatlonininkas, bėgikas, tai tu paskui sakysi, nes dabar 5-6 kilai čia prisimetė tau, tai tu kaip bėgi, tu turi juos nešti, tai yra. Tai aš vienu metu buvau taip jau labai bėgikas, buvau per 3 valandas 14 minučių prabėgęs maratoną, ten per 12 valandų visą Ironmaną padaręs. Ir taip atrodė, norėtųsi gal iš tų 3 valandų kažkaip išbėgti. Bet paskui tu pradedi daryti daugiau dalykų ir toks gaunasi, tai žinot, nesi pasišventęs vien tik tai tam. O aš bandau taip truputėlį multitaskinti, kaip ir savo verslais ir su kitom veiklom, kad taip tas lavinimas būtų visapusiškas. Maratonas, ištvermė, kad tu galėtum 4 valandas bėgti, tai yra puiku. Bet tu ir nenori būti vien tik toks, kaip žinot, vaikinukas čia pavaizduotas tas. Kaip aš sakau, lupenikė šitame paveiksle. Tai, tiesiog, kad ne vizualinė, ne estetinė išvaizdos prasme, kad tu ten eitum kažkur ant scenos, liptum Arnold Classic dalyvauti, ne? Bet funkcinė prasme. Kad tu turėtum tą raumenyną pakankamai stiprų, kad, vis tiek, sakykime, keletą prisitraukimų tu galėtum nesunkiai padaryti. Atsispaudimai tie visi. Viskas, kas aplink tą tavo sugebėjimą laikyti tvirtą tonusą, o pagrindas tai yra stiprus, saugioj padėty esantis dubens raumenynas. Trečias komponentas, į kurį kažkaip aš labai daug investuoju, tai yra lankstumas. Nors netaip ir populiarus šiais laikais, ypatingai tarp vyrų. Turbūt galima išgirsti, kad kam čia reikia. Nežinau, kaip jums atrodo tas lankstumas, kiek jis reikalingas, bet aš esu tikras, kad labai reikalingas dalykas. Dėl kelių priežasčių.
Viena tai yra tiesiog savijauta ir judėjimo laisvė. Kai tu esi lankstus, tau atsirakina visą krūvą judėjimo būdų ir pratimų, kurių tu nepadarytum, jeigu nebūtum lankstus. Ir kadangi man tas handstandas labai patinka ir norisi išlifuoti, norisi įgražinti, tai žinot, yra tam pratimai, tu turi pasilenkti labai gražiai į priekį, pasideda tos rankos ir tu va pereini gražiai. Ir aiškiai, jeigu čia tau trūksto lankstumo, tu jokių būdų nekaip neišsipresuosi gražiai tą handstandą. Tiltukai visokiausias gal pirmin, virvutės. Tai čia vienas dalykas toksai funkcinis, sakykime, jeigu susidomi tokių dinaminių pratimų įvaldymų kaip salto, kažkokie kulveršiai, tai tu tiesiog turi galėt greitai susisukti į kamuoliuką, padaryti tą kulversį rave, apsiversti arba atgal padaryti tą back handspringą. Tai man tie pratimai dar patinka dėl to, kad tu truputėlį mintise gali grįžti į vaikystę. Taip kaip mes kažkada išeidavom į kiemą su draugais padūkti kažkur, pasisukti ant supinių. Tai tu ateini į kokią gimnastikos salę, kur gali ten šokinėti ant batutų ar daryti, tu galvoji. Metai bėga, bet tu vis tiek jautiesi dar kažkoks toksai žvalus ir vaikiškas. Kitas dalykas su tais pratimais kūno svoriu. Jie tau duoda labai aišku tikslą, ką tu nori pasiekti. Sakykime, tu nori išmokti stovėti ant rankų. Okay. Tu nori išmokti vėliau stovėti galbūt ant vienos rankos. Arba padaryti gražią tą vadinamą saulutę. Arba išėjimą, tai vadinasi muscle up, ar ne, prisitraukimas ir atsispaudimas, ar suktukas. Nes jeigu mes tiesiog darom fizinį tokį bendrą fizinį paruošimą salėj, kilnojam kažkokius svorius, hantelius, panašiai, viskas tas irgi gerai. Bet po truputėlį įeini į tokį nuobodoką rutiną ir tu nežinai, kiek dar tu čia tą darysi, dėl ko tu tą darysi. O turėdamas tokį aišku tikslą, aš noriu išmokti tam tikrą pratimą, aš noriu pasiekti tam tikrą būseną. Ir tai tau labai aiškiai duoda, link ko tu eini ir kaip tu pasakysi. Pasakysi, kaip sakiau, handstandas. Nuostabus dalykas handstandas yra to, kad kai tu jį išmoksi, gali mokytis ant vienos rankos, gali mokytis daryti jį ant įvairiausių paviršių, nebūtinai lygių. Ir galų gale netgi ant gimnastikos žiedų pasikabinęs. Tai vadinasi, kokiam 20 metų į priekį tu turi ką veikti, nes neišsibaigs. Ten tas sudėtingumo lygiai jie vis nauji ir tu gali, pavyko tas, dabar mano kitas challenge šitas. Tai aš tokių susigalvoju. Apie lankstumą paėmas, sakykime, man labai patiko žiūrėti, kaip Van Damme šitus dalykus padaro su savo tais Volvo. Nors kiek žinau, tai ten buvo sumontuota apačioje tinkliukas dėl viso pikto, ten, draudimas neleido tiesiog, čia būtų jau labai rizikingai, aš taip iš tikrųjų. Mane tarp kitko Lietuvos sunkvežimių asociacija kažkada kvietė į savo renginį, sako, gerai padarysim, bet ten pasikovidas kažką sustabdė, gal kada ir grįšim prie to. Buvau paskirtė, kad kažkada užlipęs, bet ne tarp dviejų, o tik tai ant vieno, bet toks tai. Bet esmė tai yra, kad atrodo labai sudėtinga ir yra pakankamai sudėtinga, bet jeigu tu tikrai labai nori, tai tada po truputį tu mokaisi tiesiog pačią virvutę tą padaryti. Kai padarai jau virvutę, tada pradedi stiprinti tos raumenis, kad jie galėtų būti ne tik tai lankstus, bet jie išlaikytų visą tavo kūno svorį kažkaip pakibent atrodo. Ir čia mes ir prieinam prie to klausimo, kodėl apsimoka lavinti lankstumą, todėl kad jis yra labai glaudžiai susijęs ir su jėga. Kokį raumenį tu dalankstytum, reiškia, tu turi išmokyti savo smegenis, pasakyti tau, kad toje tolimoje padėtyje, toje plačioje amplitudėje tavo šitam raumeniui yra saugu. Nes jeigu nebus pakankamos jėgos tame raumenyje, tai smegenys stabdys tą judesį, neleis jo daryti, nes galvos, kad tu gali susitraumuoti. Tai tu tampi ir kartu tu didini jėgą. Netgi ir specialūs yra pratimai. Pavyzdžiui, tą virvutę darant, kad tu vis darai plačiau, bet tu ne tai, kad pasyviai tiesiog stovi, bet tu tarsi įsivaizduoji, kad tu kojomis tą pasaulį nori suspausti. Ir tu įtempi šitos vidinius šlaunų raumenis, taip, kad tu spaudi iš visų jėgų. Ir irgi yra tokia statinis jėgos treniravimas. Palaikai kokias 5 sekundės ir tada atleidi ir jos tada atsipalaiduoja truputį daugiau užsitempi. Tai net specialūs tokie pratimai yra, kurie ne pasyvaus tempimo, bet tokio aktyvaus tempimo. Jie gana intensyvus, ten nereikia kiekvieną dieną galbūt jų daryti, bet 2-3 kartus per savaitę.
Tai vėlgi, kaip sakiau, aš tas knygas skaičiau, ieškojau, tyrinėjau žmonės, kurie patys to daug užsiima, ypatingai jogos, žinoma, treneriai. Ir gyvų tokių pavyzdžių turėjau. Tailande labai man patiko. Mes su šeima dažnai važiuodavom ten atostogauti ir susiradom tokį jogos trenerį, kuris ateina pas mus kas antrą dieną. Ir mes darom tos pratimus. Jisai buvo mano amžiaus, bet toks totalinis guminukas elastinis. Ir aš taip žiūrėdavau, ir aš taip norėčiau. Kaip būtų gerai taip įvaldyti tą savo kūną, nes paskui ką tu matai. Eina žmogus, kuriam gal ten 60-70 metų, bet visi judesiai gražus, plastiški, amplitudė neapribota kažkaip, tai niekur neužstringa ta kojytė kažkaip, eina plačiai, gražiai. Aš galvoju, kad tai tam tikras tokios savivertės padidinimas žmogui, kuris nori oriai pasenti. Tai yra, su amžiumi mes vis tiek turim kažkaip tai pasistengti nepasiduoti ir išlaikyti tam tikrą jėgą, tą sprogstamą jėgą, lankstumą, ir tai yra irgi labai svarbus komponentas. Kitas komponentas dar irgi labai vertingas, tai yra įvairiausi pratimai, kurie sujungia visą tą jėgą, ištvermę, lankstumą. Aš jos vadinu koordinacijos, motorikos ir čia yra labai daug. Čia toks ankstyvas, aš jau dabar gal ir aukštesnį biškį lygį pasiekęs ir apsisukti galiu. Ir čia tas plonas šniūras. Ar teko susidurti? Vadinasi slackline. Tam prijuostas slackline 30-40 eurų. Parduoda čia pas mus irgi. Tarp dviejų medžių, išsitempiai, platesnė dažniau naudoja, truputį komfortiškiau. Basam, aišku, labai malonės gerai jauti. Vat ir pavaikščioti, pajausti tą, kad tu gali paskui vienos kojas, pritūpti, atsistoti. Yra ten triukai paskui prasideda. Tai vat su ta koordinacija, kuri jungia kažkokią smulkę motoriką, kažkokius tokius mini sugebėjimus, akių, žvilgsnio kryptį, tą tokį tikslų raumenų kontroliavimą. Kitas dalykas, ką aš atradau irgi, kad gali tiesiog paimti ir mokyti žongliruoti. Kas irgi yra iš tos pačios serijos, koordinacijos, sujungimo, akis, kūnas juda, pripranta. Tai iš pradžių 3, tai čia žinot, 3 labai greitai tu gali išmokti, paskui prasideda 4, kuriuos irgi galima, sakyčiau, per 3-4 mėnesius pagauti. Matot, 3 tai jau ore kryžiuojasi, 4 kiekviena ranka dirba su atskirais 2. Nes tai tu taip ir mokėsi, išmoksti vienus sukti, kitus sukti ir tada jie nepriklausoma sukasi. 5, kas yra šiuo metu mano tikslas, nes kaip sakiau, turi būti tikslas. Tai man yra tikslas ir išmokti 5. Bet čia taip eksponentiškai sudėtingėja. Sakau, 3 išmoksti per 1 savaitę, 4 per kelias mėnesius. Prie tų 5 aš kasuosi jau kokį 4 metų. Ir dar iki šiol nėra. Tai yra maksimum, kas jeigu man pavyksta, tai tiesiog permesti ir pagauti. Bet tai čia nieko nereiškia, nes jie matot, jie visi jie negali taip lakstyti. Tu turėt šlifuoti, yra toks paruošiamasis pratimas. 3 permetinėti iš vienos rankos į kitą. Bet labai svarbu, kad reiškia, kai mano viena ranka pagauna, turi būti momentas, kai jie visi 3 ore. Ir tik tai tada gali ranka paliesti, ir tik tai tada išmesti. Ir šitą reikia daryti. Bet aš nesėdėsiu nuo ryto iki vakaro. Aš turiu keletą verslų, turiu šeimą, turiu visokių. Bet tai yra tiesiog toksai dalykas. Aš kiekvieną dieną bandau 10 minučių padaryti. Tai tokie kamuoliukai voliojasi mano namuose, mano sodyboje, pas mano tėvus, pas mano uošvius, mano kelioniniam lagaminėlį, kurį yra, tai jeigu važiuoja kažkokią kelionį. Ir čia visada tu turi kažkokį tokį tarpelį. Sakykime, kavos užsikaitai vandens, užsistatau 10 minučių virtuviai ir tą savo šuk. Aš neįsivaizduoju, kiek užtruks. Ir nenustepsiu, kad dar ir metus užtruks. Aš jau jaučiu, kad šitas pratimukas, sakykime, prieš pusę metų aš jau dar su juo labai strigdavau. Dabar, jeigu aš nepavargęs ir tai gana sklandžiai jie gaunasi. Bet tu turi pasiekti tokį lygį, kad tos arkos jos praktiškai idealiai tokios pačios yra. Ir niekada nesiblaško ir nešokinė, nes kitaip jau nebespėsi tų 5 sugauti. Ir kai tai ateis, tada jau tos 5 galima bus daryti. O kai aš jau nežinau, aš netgi žinau, ką aš darysiu po to. Tai bus 6. Tai reiškia, viena ranka suka 3 ir kita ranka suka 3. Bet čia dar eksponentiškai sudėtingesnis dalykas. Bet kaip sakiau, jeigu nori žinoti, kad tau
gyvenime iššūkių nepritruks, tai tada gali kažkokį tokį susirasti. Žinai, kad jeigu pavyks, pasieksi, nepavyks, nepasieksi, ką tai duoda? Dalį žmonių, kurie būdavo pripratę nubėgti parūkyti, tai duoda galimybę rūkymą pakeisti kažkokį kitų užsiėmimų, nes reikia biškelį atitrūkti. Bet čia gaunasi tokios kaip mini atostogas tavo smegeninį, nes tu staiga pasineri visai kitokį veiklą. Keliom minutėm, bet tu turi susikoncentruoti visiškai kažką tai kitą. Bet taip pat atsiranda tyrimų, kurie sako, kad tai gali būti ir Alzheimeriui, Parkinsono lygai prevencijos priemonės. Nes tokių neuroninių jungčių formavimas, tokios smulkiosios motorikos ir panašios veiklos įgūdžių sukūrimas, jisai gali padėti, išvengti, atitolinti galbūt. O kas tikrai būtų gerai? Sakykime, kai tau 80-90 metų, pažinti savo vaikus, savo anūkus, galbūt ir proanūkius ir kalbėti tarp pakankamai sklandžiai. Tai aš turiu tokį tikslą. Dar vienas komponentas tai yra grūdinimasis. Tas irgi gana populiarus šiais laikais. Plaukėjimas šaltame vandenyje. Tai čia pradėjau irgi prieš kokius 7-8 metus truputį po truputį. Aš per daug tenais nedarau tų, kaip ten sėdi po 10 minučių hebra. Man tai daugiau toks yra momentinis, toks iššokai, ir iššokai toksai, kaip kamštas iš vandens. Atsigaivinės, visas šviežias, adrenalininės. Ir vis labai stebiu, nes aš galvoju, kad tai yra tik tai dar vienas toks krūvio sudarimas tavo organizmui. Kaip mes duodam krūvį raumenims, kai kilnodam kokią nors štangą ten arba širdžiai, kai mes bėgam, tai čia mes duodam savo imuniniai sistemai, kai jai tokį šoką sukuria, staiga tokį atšalimą. Ir jinai tada reaguoja ir teoriškai, jeigu jinai atlaiko, jinai stiprėja. Ir lengviau tada kovoja su virusais, su ligom. Bet jeigu tu persistengsi ir jeigu tu turi kokią nors silpną grandį savo organizmą, tai gali ją ir pažeisti. Todėl čia yra kontroversiškas gana dalykas. Ir aš kai ką nors užpaustinu iš tų visų leidimų, aš visada gaunu, bet tau prostatai bušakės, tu ten kiaušus nušaks, ten viskas taip ir eina labai daug. Ir aš bijau netgi su tai žmonėm ginčytis, todėl kad aš žinau tokių atvejų, kad tikrai gali pakeisti. Jeigu žmogus, pavyzdžiui, turi polinkį prostatitą, jisai gali tą prostatą dar labiau sušaukti. Tai va čia jau reikia žinoti, čia tokie dalykai, kur tu turi pas labai atsakingai. Tai aš sakau, pradėk galbūt kokį rudenį, pasivaikščioti per rasotą žolę, basom. Tada jau išgert arbatos pažiūrėti. Kitą dieną. Nepradėjo nosis varvėti, kaip ten kas. Taip pasimaudyti po šaltų vandenių dušėje. Prieit prie to po truputėlį. Bet kai prieini visai smagu yra ir aš kartais tiesiog pasimėgauju. Ir Facebook'e gerai atrodo, aišku, tie bairiai. Bet ir šiaip duoda tokio gaivumo, iš tikrųjų, kai ateini kokią žiemos dieną, aš paprastai padarau 20 pritupimų, 20 atsispaudimų, kad nebūtų visiškai toks sustyręs užvartas. Tada drabužį susimeti, paukšt, atsigavai, išsitrynį rankšus, grįžai, kavytės išgėrė toks visas, kaip užsuktas. Ir artėjom prie dar vieno labai svarbaus komponento, kaip aš įdėlioju savo sveikos gyvensenos, tai yra įvairi smegenų mankšta. Smegenų mankšta tai yra, mano atveju, kalbų mokymas. Aš galvoju, kad tai ir naudinga, ir smagu, ir vėl ta pati Alzheimerio prevencija, bet ir tau, aišku, atsiveria, čia jau visai kita istorija. Bet tai vis tiek glaudžiai siejasi su tokia sveika aktyvia gyvensena. Jeigu turi kažkiek laiko ir tau tai įdomu, yra verta mokytis kalbų. Galima, aišku, kryžiažodžius spręsti, sudoku, ten kažkokius kitus dalykus, mokytis piešti galbūt. Bet kalbų mokymasis, aišku, turi labai platų ir funkcinį pritaikymą. Tai kai prasidėjo Covidas, anksčiau gyvenime aš, aišku, iš vaikystės rusų kalba, anglų kalba, paskui per kelionės ir Kubos projektą ispanų kalba ir turėjau tokią svajonę išmokti kaip galima daugiau. Tai sėdau prie kinų kalbos 20 metų pavasarį ir atradau, kad yra labai daug sukurta priemonių, kurios padeda mokytis kalbų net neišėjus, neiškėlus kojas iš namų. Tu gali susikurti tokį mini burbulą ir pasinerti tą kalbą. Pavyzdžiui, yra platformos italki.com vadinasi. Tai aš ir iki šiol 3-4 kartus per savaitę jau esu netgi visą ratelį mokytojų susiradęs. Dalis jų gyvena Kinijoje, dalis Taivane, dalis Amerikoje, dalis šiuo metu su dviem daugiausia dirbu, tai viena taivanietė gyvena Londone, o kitas iš Kinijos šiaurės, bet labai seniai išvažiavęs ir gyvena Milane. Tai tu savo patogiu metu per Zoomą, per Skype'ą, per kažką susiriši ir jūs dirba.
Tai toj platformai italki.com galite rasti. Ten mačiau yra lietuvių kalbos ir prancūzų, visų praktiškai pasaulio kalbų mokytojai, susiskirstę pagal kategorijas. Dalis yra universiteto lygio profesoriai, kur valanda gal kainuoja 40 eurų, o dalis pašnekovai tokie, kur studenčiokai, sakykime, 10 eurų galbūt kainuoja. Tai pagal tai, koks tavo dabar yra lygis ir ko tu nori, ar kad tave tas mokytojas vestų už rankos ir darytum pratimus, namų darbus ir panašiai, ar tiesiog su kažko pačičiakintum tenais susirišęs. Tai va, aš tokią kombinaciją matau. Bet va čia tą, ką aš rodžiau išdidžiai, tai yra diplomas. Aš išlaikiau neseniai 5 lygio kinų kalbos egzaminą. Pagal jų valstybinis tą planą jie turi 6 lygių. Ir 5 lygis jau yra nemažas, maždaug atitinka C1. Dėl C2 aš niekada nebuvau tikras, nes kai pradėjau mokytis, kaip sakiau, visada bandau užsibrėžti, kaip aš pamatuosiu tą savo svajonę. Ką reiškia, kad tu kalbi tą kalbą. Tai mano galva, bent jau B2, iš minimum turėtų būti, C1 pageidauti. Kad tu galėtum sakyti, aš kalbu tą kalbą. Aš galiu susikalbėti, galiu bendrauti, galiu galbūt va, tokio tipo prezentaciją padaryti, ar savo knygą pristatyti, papasakoti apie savo veiklą. Tai va, jau per tuos keletą metų, ką aš čia mokausi, porą sykių buvau Taivane. Ir Taivane kaip tik turėjau irgi panašų pristatymą fotografijos klube, kur 1,5 valandos kalbėjau kiniškai, su klausimais, atsakymais ir buvau labai proud. Tai šitą knygelę aš iš pradžių išleidau lietuviškai, tada prasidėjo Covidas ir biškai pristabdė mano planus dėl anglų kalbos. Bet vėliau aš vis tiek tai padariau, išsiverčiau pats, jinai vadinasi Enjoy Healthy Living, bet nespausdinau kol kas, jinai yra tik tai Kindle platforma, elektroninė, tai galima per Amazon, kas prenumeruoja, galima paskaityti arba nusipirkti. Šita, tiesą sakant, apskritai, kai prasidėjo Covidas, aš nusprendžiau, kad reikia dalintis visko ir jinai yra nemokamai, kaip PDF-as galima parsisiųsti. Iš www Aistra gyventi sveikai, tiesiog galite paimti ir parsisiųsti, jeigu jūsų duoda. Bet vat aš turiu dabar tokią svajonę, tą knygą išversti į kinų kalbą pats. Ir tada, aišku, paprašyti, kad redaktoriai ten atšlifuotų, surkytų ir išleisti, kadangi jau politiškai tai pasisuko viskas su didžiaja Kinija, mes dabar nedraugai, bet su Taivano draugai. Tai galbūt Taivano rinkai išleisti tą knygą. Ir buvau prieš porą savaičių Taipėjai, ten vyko knygų mugė, susipažinau su keliom leidyklom ir šiuo metu mes kalbame. Nes, pats aš turiu savo leidyklą čia Lietuvoje, Unseen Pictures, bet ten vietoj vis tiek man reikėtų kažkokio partnerio dėl sandėliavimo, platinimo, marketingo, panašiai. Nenorėčiau pats veltis. Tai kaip, sakykime, Unseen klubai yra išleista, be jokių partnerių Amerikoje. Viską tą daro mano lietuviška įmonė ir mes ten pardavinėjom per Amazon ir per mūsų tiesioginę parduotuvę. Bet su Taivanu kažkaip jau aš nenorėčiau. Norisi turėti kažkokį vietinį. Tai dabar žiūrėjau, susidomės, tai ne, pusėčiau gal. Tai va tas kalbų mokymasis, mano galva, yra labai įdomus dalykas. Jisai žinoma ir kaip prevencija to paties Alzheimerio, ir kaip stiprinimas smegeninės, ir kaip, aišku, atveria mums didžiulius lobius. Ispanų kalba tau, man atrodo, 580 milijonų žmonių pasaulyje kalba ispaniškai. Tai kaip tu sudedi tokią ispanų, sudedi kinų, rusų, anglų, ir aš dar turiu planą dabar tokį. Kai aš pabaigsiu su kinų, aš imsiu arabų ir tada dar prancūzų. Nes tikslas yra mokėti 6 oficialias jungtinių tautų kalbas. O tada, jeigu dar bus jėgų ir gyvenimas dar nepasisuks kokia nors netikėta vaga, po truputėlį dar. Ir žinot, kai pradedi kažką daryti, išmoksti mokytis. Atrandi būdus, priemonės, programėlės. Ir dabar mes su žmona važiuosim atostogų į Pietų Korėją, gegužės pradžioje. Ir aš galvoju, ant bairį tiesiog paimsiu ir išmoksiu keletą frazių, keletą žodžių ir tą korėjietišką raštą. Tiesiog tas raideles, kaip jie, kad galėtum matai kažkokį užrašą ir galėtum perskaityti. Ir tikrai, jeigu jums ta tema įdomi, galėčiau čia daugiau papasakoti, kaip tas daroma, kaip tas pasidaro, bet tai tikrai nėra raketų mokslas. Ir dėl kinų kalbos tai daugelis turbūt turi tokį stereotipą, kad tai yra apskritai praktiškai neįmanoma, nebent pradėsi anksti vaikystėje. Ir aš ilgą laiką taip galvojau. Ir aš į Kiniją važiavau gausybę kartų. Daug knygų mes ten spausdinom, Šanchajų, Šenčene. Bet tada aš laikiausi to stereotipo, kad čia neverta pradėti. Absoliučiai nei vieno žodžio turbūt, nei vienos frazės. Tai būdavo. Ir kažkas saktelėjo per tą Covidą, kai čia sėdėjom, visi užsidarė, vaikai, nuotolinis viskas ir
truputį po truputį žiūriu, tikrai galima. Dabar aš žinau kokius 6-7 tūkstančių žodžių, virš 3 tūkstančių tų atskirų hieroglifų. Ir, kaip vienas rytis. Kai pradedi ją gilintis, tu matai, kad tai nėra kažkokie chaotiški piešinėliai. Jie sudaryti iš tam tikrų pasikartojančių ženkliukų, taip vadinamų radikalų, tu paskui užmeti akį, tu jau matai, aha, čia vanduo, širdis, ugnis, akmuo, ranka, taip, tas jau tau primena tą, tas primena tą, atsiranda, kaip sakau, tokie vadinami inkariukai, kai tu turi jau čia jų gerai pridėjęs ir jau turi prie ko prisirišti. Tai dabar tą korėjiečių kaip paėmė ir absoliučiai niekas su nieko nepanašu, ir neturi prie ko prisikabinti, turi tiesiog iškalti. O paskui jau, kai atsiranda tas, žiūri, tau sukasi daug lengviau. Tai labai įdomus procesas, kuris irgi ir, čia aš praskipinau, labai tokią turiu išsigrynęs mintį dėl tų sudėtingų ilgalaikių procesų. Tai triatlonas bus, ar maratonas bus, ar kinų kalbos mokymasis, ar kas, ar netgi tas pats raketų mokslas, aukštoji matematika, organinė chemija, molekulinė biologija. Viskas vis tiek susidaro iš kažkokio atkarpėlio. Mokykloje mes mokomės, tai mums yra mokytojų dėstytojų sudėliota. Vėliau gyvenime mes galbūt netgi pamirštam, kad viskas vis tiek iš to sudėta. Jeigu tu nori tą kelią nueiti, matai kažkur tą tolimą tikslą, reikia tik tada susirasti. Protingą knygą, protingą mokytoją, online kursą, dar kažką. Ir tu gali paversti tą didžiulį darbą kažkokiu tai procesu, kurį sudaro mažiukai žingsniukai. Bet jie yra visai ir nesunkiai suvirškinami. Ir visai maloniai žengiami. Ir tiesiog žingsniuoji, darai, prisikasi. Čia jau tada tas maratonininko atsiranda požiūris, kad tu turi nusiteikti ne čia ir dabar, o kažkada galbūt. Greit, toli, kruopelytė po kruopelytės. Bet tu žinai, kad jeigu tai pasidaro greitai, jeigu gero, tai nelabai įdomu, nes patys įdomiausi ir nuostabiausi dalykai yra tie, kuriems reikia tikrai daug laiko. Ir smagu savo pačiam pasakyti, aš galiu padaryti tai, ko daug žmonių galbūt ir negali padaryti. Nes aš nepasiduosiu, aš žinau, kad jeigu net labai pavargsiu, aš tiesiog išsimiegosiu, pailsėsiu ir kitą pirmadienį vėl pratęsiu. Ir viskas. Tiesiog, taip truputį po truputį, su tokiu maratoniniu, ultramaratoniniu nusiteikimu. Ir kartais tiesiog labai verta, dar kartą noriu tiesiog pasikartoti, susigalvoti savo kažkokį challenge. Tai praeitą vasarą turėjau 100 handstandų. Stovi, bet reikia man pasiekti 2 minučių handstandų. Mano mylimas Ošis netgi sukonstravo tokį smėlio laikrodį sukalibravomės, kuris 2 minutės kapsi iš viršaus į apačią. Fabrikinio niekur neradau, nes jie visi mažiukai. Ir tada, kai filmuoji mastelėje, nesimato, kas ten vyksta. Čia reikėjo tiesiog tokį. Ir vargau, bet padariau tas 2 minutės. Tai tokie reikaliukai. Jeigu jums įdomu, kažkas iš mano veiklos, tai čia toksai spektras. Neregėta Lietuva, Ansim Kuba, Aistra gyvens sveikai, kaip sakiau, galima tiesiog nemokamai parsisiųs. Ir dar vieną turiu svajonę tavo rankose, tai yra online kursas. Bet apie tas temas daugiau mes pašnekėsim balandžio mėnesį, kai bus mūsų antras susitikimas. Apie tos tokius tęstinius savęs motyvavimo, nuolatinio tobulėjimo projektus. Ir aišku, esu pakankamai aktyvus visų soctinklų dalyvis, nuo YouTube'o iki LinkedIn'o. Paskutiniu metu visai smagiai man patinka TikTok'us kurti. Ir žiūriu, kad visai plačią auditoriją turiu vaikišką. Žinot, šią savaitę turiu tokį spyčių maratoną. Antradienį turėjau susitikimą su, yra tokie maltiečiai ir migracijos organizacija, kuri padeda užsieniečių integracijai, ypatingai ukrainiečių. Tai pakvietė mane rusiškai padaryti tokį motyvacinį seminarą, kalbėjau su moterim. Tada vakar važiavau į Kupiškį su vaikais bendrauti, 5, 6, 7. Ir tada tau yra, labai tu matai, po tokio susitikimo atsidarai, ten, sakykime, Instagramo, tai kiek atsirado naujų followerių. Ten galbūt po mokyklos to susitikimo atsirado galbūt 7, bet TikTok'e atsirado 30. Tai aš matau, kad vaikučiai mūsų dabar gyvena realiai TikTok'e. Ir ten aš jau tikrai nemažai turiu. Ir jau žinodamas, kad auditorija ten vaikiška, tai aš bandau ten gražiai kalbėti, nesikeikti ir nesąmonį daryti. Apie bėgimą, apie lavinimąsi, apie grūdinimą, kalbų mokymą, tai tokie ir, nežinau,
kiti žmonės gal su kažkokiu skepticizmu žiūri į tuos visus tos tinklus, bet aš juos vertinu kaip tam tikrą prasme savo dienoraštį. Kada nors bus malonu tiesiog atsukti ir pasižiūrėti. Nes jeigu nebelė ką kas ant selės užeina, o truputį įdedi darbą, pafilmuoji, pamontuoji. Tai dabar turiu tokią svajonę, kuris ir su Valdu mes darėm eksperimentą tokį. Noriu padaryti podcastą. Darbinis pavadinimas yra Bėgte su Jovaiša. Bėgame ir kalbamės. Vietoj tradicinio sėdimo podcast'o pasikviečiu kokį žmogų ir mes su juo bėgam. Tai mes buvom su Valdu padarę, mes buvom su Ardzijausku padarę, bet aš mėginau tiesiog bėgdamas laikyti GoPro ir filmuoti. Tai ir maskatuoja tą kamerą. Ir, žmonės sako, kai kurie pykina žiūrėti, paskui nefaina. Tai supratau, ne variantas. Tai dabar mes konstruojam, kad būtų elektrinis paspirtukas, kuris priekį važiuoja, ant jo pritaisytas toksai ragas, su stabilizatorium pastatyta kamera. Ir tada čia yra vairuotojas, kuris važiuoja, mes bėgam iš paskos ir šnekučiuojam. Tai žiūrėsim, jeigu pavyks, tai tada bandysiu aš tokį irgi serialą sukurti, pasikviesti įdomių žmonių. Ir Ignas Taškevičių, pavyzdžiui, Vilniaus maratono vieną iš įkūrėjų ir daugybę, ir aš daugiau per savo praktiką suradęs. Ne tik, kad profesionalūs bėgikai, bet šiaip, įvairius lyčių. Ir verslininkai, ir gydytojai, ir mokslininkai, kurie mėgsta bėgti. Čia bus uždavinys tiesiog rasti žmogų, kuris bėgdamas sugeba palaikyti pokalbį. Aišku, mes čia nerausim ant sprinto, tiesiog risnosim, bet taip. Tai tikiuosi pavyks ir gal šį pavasarį pradėsiu aš po truputį tas serijas daryti. Nes man tai yra įdomu, man patinka dalintis. Aš galvoju, kai tu daliniesi, tu ir gauni nemažai atgal. Vieną tokį pavyzdį turiu, kai pradėjau mokytis kinų kalbą, prabėgo keli mėnesiai, padariau porą postų, kad aš čia mokausi, čia taip ir taip. Ir kiek aš gavau gero grįžtamo ryšio iš žmonių, kurie irgi kažką bandė mokytis ir jie man prisiuntė patirtį, tą minėtą tokį man ir prirodė vienas iš tų žmonių. Kažkokį, sako, geriausias žodynas yra šitas, geriausias mokytas tokį yra tas, ir taip toliau, taip toliau. Tai aš taip jau seniai supratau. Kai tu daliniesi, tu gauni atgal ir visiems nuo to geriau. Kažką įkvepia, kažkas pasišaipo, kažkas išsikrauna ant tavęs, malonė man, jeigu išsikrauna, palengvėta, pasakė, kokias tu čia nesąmonės dalyvai. Tai va toks monologas. Ačiū, kad nepertraukėt, nors iš tikrųjų mūsų nedaug galėjot pertraukinėt, bet dabar jeigu turit kokių klausimų, minčių, paprieštaravimų, komentarų, tai tiesiog kviečiu pabendrauti tos aspektus apie kas jums yra geriausi ištvermės lavinimo būdai ar jėgos lankstumo. Vienas klausimėlis, dabar pas patį Mariau yra tiek daug jėgos, nesakysim, tiek ir fiziškai ir protiškai ten vis labai tobulinėsi. Ar yra pas patį kažkoks tai, kaip tu tą laiką suskirsti, ar tu turi pagrindai paskirtis, pavyzdžiui, mokymuisi kasdien, ar per savaitę tiek laiko skirti, lavinimui, pavyzdžiui, kūno, kaip matęs labai daug kai sakau ten. Treniruotė vienom ten, pavyzdžiui, su slobavimu tiek, ten su gimnastika tiek, kaip suskirstai visą tą darbotvarkę? Paprastai turiu tokį kaip ir stuburą, kurio bandau laikytis, tai yra 4-5 bėgimai per savaitę ir 2-3 pageidautina jėgos treniruotės Forum sporto klube. Pirmadienis, trečiadienis, penktadienis einu į sporto klubą, kur darau visokius prisitraukimus. Ir aš juos kombinuoju, darau jėgos pratimus su tempimais. Nežinau, būna tradiciškai, sakykime, žmogus, ten daro prisitraukimus. Tai padaro 10 prisitraukimų, biškį pailsi, padaro vėl. Tai ką aš darau, aš į tuos tarpus įtraukinėju tempimo pratimus. Aš jį kombinuoju. Nes, sakykime, darai kažkokius atsilenkimus ir į tą tarpą atsigulia nugaros, ten kažkokia tai tempi, sakykime, sėdimas ir panašiai. Tai užtrunka ilgiau šiek tiek, gal kokias 2 valandas. Bet aš tada labai plačiai apimu ir tą tempimą palaikau, lankstumą ir jėgą. O bėgimą, vėl priklausomai nuo sezono, bet šiuo metu tai būna 4-5 bėgimai, kadangi aš jau po truputį. Tai tokie dalykai, kad turiu išvažiuoti, sakykime, susitikti su kupiškiečiais kaip vakar. Tai ir nesigavo man į tą nueiti į forumą ir tiesiog praleidti. Bet praleidai ir paskui pasyviai. Žodžiu, nėra tokio, kad aš ruošiuosi olimpiadai. Aš bandau palaikyti tą formą. Atsitinka tokie dalykai kaip liga, pavyzdžiui, šeimoje kažkokia bėda, kelionė, kuris sutrukdo, grįžti tada prie to ir bandai ten, sakykime, 30% mažesnių intensyvumų daryti tos pačius pratimus, kad per porą savaičių vėl grįžtum prie to lygio. Įsivažiuoti. Atsiranda vėl toks supratimas, kad tu negali tiesiog varyti.
Nes jeigu taip atvirai šnekant, tai aš buvau porą kartų dasivaręs iki tokio, kad krūvis yra toks didelis, taip išsiplauna elektrolitai, kad pradeda kamuoti tokie baisiniai spazmai ir ypatingai pilvo, kai surakina, o mėšlungis. Ir taip rakina neatleidžiamai, kad tu galvoji, kad tu uždusi. Žmona vieną kartą greitai kvietė. Tai, nežinau, ir iš forumo vieną kartą mane greitoji išvežė. Tai buvo biški gėda, bet paskui supratau, kaip čia galima viską pasukti. Jeigu tavęs iš sporto salės neišvežė su greitaja, reiškia, tu neįdėjai visų pastangų. Čia jokiais, nerekomenduoju. Aš turiu panašų. Jeigu nekartą nesi pavėlavęs į skrydį, galbūt per daug laiko praleidai oro uoste. Aš buvau pavėlavęs tas skrydžius ir dėl labai juokingų priežasčių. Pavyzdžiui, sėdi ir galvoji, kad čia tavo lėktuvas. Ir niekur jisai neišskris. Paaiškėja, kad čia ne tavo lėktuvas. Nes kitos avialinijos tavo jau išskrido. Ja. Apie mitybą ar vartojant papildus? Paprastai nevartoju normaliai, bet kai pavasarį pradedu didinti, tai ką dabar darau, tai nusipirku ten tokią kombinaciją, kur yra kalis, magnis, cinkas, kalcis ir prisipilu tiesiog į šitus. Esu bandęs visokių, nes žinot, tas gyvenimas jis tokiom bangom. Vienu metu man buvo labai įdomu didesnį raumenyną užsiauginti. Tų papildų, sakykime, kaip baltymų daugiau, tenais kreatino, BCA, bet jeigu atvirai, tai aš nelabai pajutau kažkokio didelio skirtumo. Ypatingai dėl ištvermės aš nieko nepajutau. Išskyrus tai, kad tie elektrolitai, druskos, tai tikrai reikalinga, nes kitaip jau ypač karštam klimatą bėgant, atsimenu, tuose kanuose, paskutiniai 4-5 km tai buvo kažkokie kančiai, absoliučiai. Šitoje vietoje pradėjo rakintusiai blausdant, tai tu turi kas kelis šimtus metrų stot, pradėminėti kažką tai daryti, kad kaip nors nušliaužtum tos paskutinius. Labai nemanau. Tai kažkoks yra, konsultavausi aš ir su Barkausku, ir su kitais, kas gali tą išplauti, žodžiu, visi sako, listen to your heart, vadinasi, jeigu kažką per daug darai, tai galbūt daryk mažiau. Sako, kam tu taip? Čia yra tokie. Gal kada teko matyti, yra labai gera komedija su Mike Myers, ten šaiposi iš visų šitų indų gurų, vadinasi The Love Guru. Tai ten tokių buvo auksinių perliukų, sako, does it hurt when you do that? Don't do that. Kartais to sveiko proto kaip ir norisi, bet iš kitos pusės dabar turiu komitmentą, pavyzdžiui, kaip būtų liūdna paimti ir vienais metais neišbėgtų savo gimtadienio maratoną. Kažkaip jausčiausi jau nefainai. Tai pernai, ankstyvą pavasarį, gimnastikos salėje, ten šokinėjau ir staiga aukšt man blauzdoja toks aštrus skausmas, kažkas tai tarsi įtrūko, suskaudo. Ir gerus 2 mėnesius aš negalėjau bėgioti. Ir jau artėja man balandis, gegužę žiūriu, aš negaliu bėgioti. Tai gegužės pradžioje pradėjau aš šiaip ne taip, bet turėjau jau rimtos baimės. Bet tada jau buvau nusprendęs, kad jeigu taip atsitiks, aš nedarysiu nesąmonę. Aš praleisiu arba išsigydysiu ir rudenį, pavyzdžiui. Tai galvoju, per tos metus atsiranda tokia psichologinė branda, kad tu galvoji, jeigu atsitiks avarija ir tu kažką nepadarysi, tai tu padarysi vėliau. Tiesiog reikia vis tiek jau pradėti klausyti kažkokio proto balso, nedaryti nesąmonių, žūtą būtą, nerizikuoti, nes vis tiek nusiteikimas tai yra tokių gyvenimų mėgautis ir jį palaikyti visą likusį gyvenimą, vietoj to, kad dabar iš visų jėgų pasiruošti kažkokie olimpiadai, paaukoti likusią sveikatą, sudalyvauti olimpiadoj ir numirti. Nes buvo toks dalykas tirtas, gal teko girdėti, olimpiečių klausimą. Jeigu būtų tokia, ar ten vaistai, ar priemonė, ar medžiaga, jų taip suformuotas klausimas, kuris užtikrintų, kad jūs laimėsite olimpinį auksą, bet ten, sakykime, po 5 ar 6 metų jūs mirsite. Ar jūs sutiktumėt jį pavartoti? Tai ten labai daug, 60-70% pasakė sutiktų. Nes tiek jiems tai yra svarbu ir visos mintys yra apie tai. O aš daugiau, kad ne kaip olimpinis sportininkas, bet kaip fiskultūrininkas.
kaip anksčiau buvo. Aš tada turiu klausimą, ar jiems buvo 25 metai, ar 85 metai, kai buvo jų klausimas? Aš manau, kad 25, nes tikrai profesionalūs sportininkai jauni, bet jiems atrodė, ne. Ir to jis niekada neteis, svarbiausia dabar tas olimpinis auksas ir viskas. Ir tiek. Ten buvo visi tačiau rezultatai, iš tikrųjų, aktyviai sportuojančių, kurie jaunų. O klausimas tada, kai sakysim, pradėjai, nu, kaip sakė anksčiau, cigaretę pakelt, parūkydavo ir toliau, bet į tą sveikesnį gyvenimo būdą pasinėlė, tai apie lankstumą. Tai ar ir nuo pat pradžių tai buvo toks lankstumas, ar tik po biškį ir per kiek laiko tokį lankstumą pasiekė, sakysim, dabar? Kai man buvo 40 metų, aš, galima sakyti, nelabai pasiekdavau pirštais žemę. Ir vat nuo tada aš kažkaip tai pradėjau, kad reikia tą po truputį didinti ir lavinti ir kantriai ir tikrai labai ilgai užtruko. Kai kas nors paklausdavo, tai negalėdavo patikėti. Sako, kiek tau metų užtruko pasiekti virvutę? Ne metų, net sakydavo, kiek tau mėnesius? Sakau, ne mėnesį, o vis 3 metus užtruko pasiekti. Nu realiai, labai, nepasiduodu. Bet kažkaip galvoju, nu, nerytoj, tai poryt, neporyt, tai užporyt ir va, tai po truputėlį susitaikai su to, kad čia tikrai greitai nebus. Ir ką aš darydavau, tai kiekvieną dieną, kur nors ateini, ar prie lovos, ar prie kėdės, tiesiog patogiai atsirėmi ir tai va pabūni. Ir iš pradžių būdavo turbūt maksimum va tiek. Bet tu pabūni, pasiimi gal knygą, paskaitai telefonų pokalbį, tiesiog kad duot, pratini. Ir tiesiog galvoju, ateis ta diena ir aš atsisėsiu į virvutę. Ir kaip man bus fainai, kaip man bus gera. Tai pavizualizuoji tą tokią būsimą sėkmę ir tada truputį po truputį. Aišku, čia gali, nes kitaip jeigu užskubėsi, porą kartų irgi buvo truputį per stipriai. Nu, ta kantrybė truputį susviruoja, nu, biškį čia paforsuosiu. Tas paforsavimas tik tai paukšt kažkur. Ir tada 2 mėnesius turi ilsėtis ir laukti, kol atsistatys, nes nuskauda tiesiog, dega. Čia tokie dalykai yra jogai labai gerai žino. Pas juos tas aprašytas, sudėliota, jie turi tokių priemonių, kad kartu su treneriu, kuris gerai išmano, jisai tave spaudžia, tu giliai kvėpuoji ir jisai mato pagal tavo reakciją, ar dar galima, ar jau negalima. Ir truputėlį, arba tokiais pulsavimais, arba tą, ką aš minėjau, su tokiu pasipriešinimus, tai kad tų lankstumų didinti būdų irgi yra prigalvoti. Bet aš dar mėgstu tokį ilgą pasyvų, kad kažkur tai sakykime, atsiguli, įrėmęs užpakalį į sieną, kojas taip plačiai atremi į sieną, kaip galėdamas plačiai, bet iki tokio jausmo, na, neskausmo, o tokio lengvo diskomforto. Ir gal užsistatai 20 minučių. Ir tuo metu, pavyzdžiui, kinų kalbos hieroglifus su savo apsu aš tai išlipuoju. Iškai 2 zuikius vienu šūviu. Eina ir tas pratinasi atsileidinėjant į raumenis ir pratinasi ir tu darai kažką kitą. Tai va visokių tokių kombinacijų aš šiaip esu labai mėgėjas. Kad yra tokie, galbūt net grįžtant prie to klausimo laiko planavimo, kaip tokius paslėptus laiko rezervus išnaudoti, kurių vis tiek, kad ir koks tu būtum užimtas yra. Sakykime, atvažiavai susitikimą ir partneris vėluoja 5 minutės. Tai tas netgi 5 minutės kažką tai gali. Jeigu tau labai aktualu žongliravimas, tai išsitrauki kamuoliukus. Aš dažnai vaikus atvedu į kokį būrelį ir, nu ką, tuo metu lauki, tai paskutiniu metu labai dažnai darau kinų kalbos pamokas. Sėdžiu tiesiog mašinui pasilikęs, kol mano vaikas žaidžia futbolą, išsitraukia iPadą, ten turiu tą celiuliarinę iPadą, kur per Zoomą, per Skype'ą, susiplanavęs su mokytojais ir va. Arba ten išsitraukia kamuoliukus, arba darai kitus pratimus, arba tempimą. Nu, žodžiu, aišku, gerai yra tai, kad aš tuos verslus anksti pradėjau kurti, nemažai jau esu sukūręs ir jau pardavęs. Dabar esu tokioje fazėje, kada labai tą savo laiką galiu lankščiai ir savavališkai planuoti. Ir bandau dėlioti taip, kad kiekvieną dieną dirbčiau kokias 2-3 valandas tokio intensyvaus protinio darbo, kurį bandau rytais padaryti. Nuo 10 gal iki 12. Tada reikia kažką sukurti, parašyti, susiskambinti, dokumentus užpildyti, kažką susitikimus padaryti.
Ir tada tikrai yra nemažai laiko tokiai saviugdai. Visokiems sportams, bendravimui su vaikais, gyvų kalboms ir panašiai. Jeigu, sakykime, aš dabar pulčiau daryti kažkokį didelį verslo projektą, kažkas, aišku, sumažėtų, tai greičiausiai kalbų mokymuose mažiau laiko skirčiau. Nes kai čia buvo to laiko, tai aš kartais po 2-3 valandas per dieną kinų kalbai skirčiau. Bet vėlgi, įskaitant ir tokius dalykus, kad, sakykime, atsibundu ryte 5:30 ir žinau, kad jau nebeužmigsiu, 7 reikia keltis vaikus vežti. Tai aš pasileidžiu per ausinės kokią nors kinų laidą, podcastą, ten radiją ir tiesiog guli, bandai aktyviai klausytis. Arba vairuoji mašiną, važiuoji kažkur irgi pasileidi klausai. Tam, kad apsuktum save, pratintum, visokius tokius išnaudoji. Važiuoji mašiną, tai netgi, pavyzdžiui, važiuodamas aš darau tokį bairį. Gal nelabai čia vairavimo instruktoriai pritartų ir teisų neišlaikytum, kai ar ne, nes reikia dviem, bet sakykime, vieną ranką aš taip laikau, su kita vairuoji, tam, kad pratempinėti ir šitus gilbę. Nes tas irgi labai naudinga yra daugelį pratimų, kad jie tau laisvai ir į vieną pusę, ir į kitą pusę. Ir paskui pakeitė, su kita vairuoji. Tai kamštis stovi ten kažkur. Kamštis stovint būna, kad jau prieš kokius 3 metus pastebėjau, kad kartais reikia ilgesnių rankų. Žinot, kaip būna tas atsiranda tolyregystė. Tai vėlgi sako specialistai, kad tau reikia daryti pratimus. Stovi kamštį, tai žiūri į ant vairo esantį mašinos logotipą, porą sekundžių tolyn, tolyn. Tokių. Tiesiog ateina jie kaip rutina tokie, galvoja, kaip čia ilgiau to akinių nuo tolyregystės nepradėti nešioti. Tai va visokių tokių įpinimų ir gudrybių. tą dieną mokaisi tam tikrą žodį, tai lapelį tą pasirašai, mašinai pasidėjai, virtuvėj pasidėjai, eidamas. Ir žinai, kad šiandien noriu išmokti, kaip korėjietiškai yra meilė, pavyzdžiui. Sarang. Šios dienos mano žodis yra sarang. Kad korėjai galėčiau pasakyti. Nanhangugul sarangė, tai yra aš myliu Korėją. Tokių keletą bairių. Kur yra tualetas, pavyzdžiui, linkiu jums geros dienos, labam ir panašiai. Tai kol kas neturiu tokio tikslo, korėjiečių kalba normaliai, bet sakau, tas raštas man labai gražus yra ir pasižiūriu, kaip jie tas raideles dėlioja viską. O verslo prasme tai tas mano appsas, kur sunkiai vyksta, o neregėta Lietuva. Tiek metų egzistuoja, tai jau tas antras leidimas. Ir žmonės vis perka. Ir man labai džiugina, kad toks, žinot, kaip lietuvių kalba, tai aišku, čia visi vieni kitus jau kam reikėjo apsidovanojo ir priima, bet angliškai tai tikrai labai puikiai, nes važiuoja delegacijos, perka svečiam, lietuviai važiuoja į užsienį ir jau vėl man kirbena kažkokia ambicija ateityje padaryti vėl naują. Čia turiu prikaupęs idėjų su naujom technologijom, 360, stereo ir panašiai, kad galima būtų. Bet dar biškį kaupiu jėgas, kaupiu tam tikrą supratimą, nes norisi ir panašiai. Tai jau tokie kūrybiniai eksperimentai. Pavadinimas šitos mūsų susitikimo, šitos paskaitos, kaip čia pasakyti, yra tas sveikas gyvenimo būdas kaip hobis. Tai tikrai labai nuoširdžiai noriu jūs užtikrinti, kad man jisai pavirto į hobį. Ir nereikia savęs spausti kažkaip ar ten reikalauti, kad va čia aš turiu. Tiesiog pripranti, darai, malonu yra bėgimas, jisai taip pat, ypatingai pirmi ten kokie 7-8 kilometrai kaip su vėjeliu, kaip aišku, pradedi ruoštis, va, kaip dabar bėgau. Praeitą savaitę, ketvirtadienį bėgau 18 km, sekmadienį bėgau 24 tokiam valdui, tai čia aišku juokas, kuris kasdieną ten 3 maratonus bėga, bet aš kadangi po truputėlį didinu, tai man jau buvo krūvis biškį didesnis ir jau, sakykime, tenai sekmadienį nuo kokio 18 km pradėjau, ten šlaunis dega, jau ten kas, bet žinai, kad pailsėsi porą dienų, tada sustiprėsi, kitą sekmadienį bėgsi lengviau, jau tą esi praėjęs. Bet kai kelionėse kažkur tai nuvažiuoja ir jau turi savo mylimus maršrutus. Čia mačiau, kaip tik pasidalino žmonės, kad Varnikų taką jau baigė rekonstruoti. Nežinau, kada bėgiojat, labai gražus yra. Netoli Trakų, Varnikų pažintinis takas. Ten yra per pelkės padarytas toksai. Iš medžio buvo padarytas takelis ir jau
prieš kokį 15 metų. Jis jau buvo visai sušvinkęs. Praeitą vasarą buvo baisu bėgti, nes ten įlūžė. Ir dabar jau ten paskyrė pinigų ir jau baigė viską rekonstruoti. Kaip gražu ten ankstyvai, nes aš netoli ten sodybą turiu paskaičiavti. Tai ten atbėgi, per visą tą taką apibėgi ir atgal 10 km man galas. Nu, taip faina, taip gražu. Bus vasara maratonas. Parnikų? Trakuose. Trakuose. Ir proterai. Nu, Ai, nežinau, ar leistum? Ne, yra leidai. Ten Klajošas. prieš keletą metų dariau, Klajokai, ten prieš 4 metus Trakuose pačiuose. Nu, bet biškį vieną trasą biškį vargininkus buvom užgriebę, tai dabar ten yra planas. Tai ten pradėti ten Labai, nevyks. labai. Dabar naujas takas, saugiai. Jo. Tai tokie Tai va, maršrutai. klausim, ar jau ten irgi tam bėgime. Ne, jau žino, kur bėgti. Jo, tai atsiranda tam tikri bėgimo ritualai, kai būna svetimuose miestuose, man patinka toksai, kartais apibėgi maršrutą ir grįžti, bet kartais, kad kuo daugiau jame pamatytum, tai susirandi kokią kavinę, nu, man labai Amerikai patinka Starbucksai, kažkaip aš pripratęs prie to tokio kartumo espresso. Tai žinau, kad nuo viešbučio bėgsiu iki tam tikro Starbuckso ir iš ten jau grįšiu Uberiu. Tiesiog, kad nubėgi, ten nusipirki vandens, bananą, kavytės įkariai, quadruple espresso arba triple espresso, pasiemi Uberį ir grįžti. Ai, kaip gerai, kaip gerai. Nu, žiūrėjau, kokiam Singapūrė, kur tas Marina bėga, ten daugelį miestų turi savo mylimus maršrutukus. Tai tas bėgimas tiesiog džiaugiesi. Nes aišku, tu bėgi taip relaksaciniu tempu, nevarai ten savęs per daug. Tai tu gali grožėtis, dairytis, tenais, pasimojuoti su kokiu praeiviu. Nu, toks. Jisai nėra grinai sportinis, kad tu ten ant tempo iš paskutinių. Kartais aš tokius irgi padarau. Kalnavo patinka man hilt sprintus, bet va, tokie pusiau turistiniai tokie, kai savęs nespaudai. Ta džimą nueini irgi, žinai, kad taip smagu kažkokius pratimus mokyti, žinai, savo tą tolimą tikslą, nori kažką išmokti. Nu ir va ten šlifuoji. Nes sakykime, kad išmoktum stovėti ant vienos rankos, tai jau po to, kai tu stovi laisvai tiesiog ant dviejų, ko gero dar kokie 5-6 metai darbo. Kad pasiekti dar tokį, nes reikia ir daug lankstumo, kad nesulinkstant klubui tavo koja gražiai šonai, nes paprastai kojas truputėlį prasiskečia, kad tu lengviau balansuotum. Ir tai turi būti labai jau toks tvirtas visas tas šoninis, šitie abdominals laikyti čia, tada visas kojas, nu, žodžiu, tai ilga istorija. Aišku, ir patys delnai turi išlaikyti, tai tu tiesiog kartais prie sienos atsistoji ir skaičiuoji iki 20, iki 30 man vienos rankos, kad pajaus, kad bejo, nes jau po kurio laiko viskas maskatuoja. Tiesiog trūksta grinai fiziškai jėgų, kad riešas ir petys išlaikytų visą kūno svorį. Ir eini prie to, žinai, tada susirandi kokių pagalbinių pratimų. Nu, tai toks tikrai ta žodžio prasme hobis. Atsiprašau, aš dar turiu klausimą apie verslo verslumą. Kas pastumėjo pirmosius verslus, kokie buvo pirminiai siekiai ir tikslai? Aš augau labai neturtingai, galima sakyti, šeimoje, inteligentų, senelis profesorius, nors jisai kaip profesorius gal ir palyginti nemažai gaudavo, bet tėvas mano paprastas dėstytojas buvo archeologas, tai ten su minimaliu atlyginimu. Mes taip gyvenom paprastai skurdžiai, o man kažkaip norėjosi to pasaulio pamatyti, tokius svajonės, ten skaitydavau knygas apie majus, apie indėnus ir viską, ir toksai, kaip prie to čia Kalvarijų turgaus augau, buvo galimybė butelius rinkti. Tai aš juos rinkdavau, ten priduodavau, kaupdavau kažką, tai nu, tokie mini bizniukai tokie buvo. O paskui, kai pradėjau mokytis programavimo, man buvo gal 13 metų, tėvas turėjo draugų iš Amerikos, parvežė kompiuterį, vieną iš pirmųjų. Šarūnas Marčiulionis jau buvo draugas, parvežė tokį Apple IIe. Man labai pasidarė įdomu. Aš pats tada išmokau, skaičiau knygas ir išmokau keletą programavimo kalbų ir pradėjau daryti programėlės. Ir taip man pavyko vieną programėlę padaryti iki tokio lygio, kad ją buvo galima parduoti fizikos institutui. Tenais buvo lietuvių kalbos rašmenys, kurių tais laikais nebūdavo kompiuteriuose, aš nupiešiau tas raideles, padariau, kad tu ten su tam tikra kombinacija galėtum lietuviškai rašyti. Tai buvo tokie laikai, kompiuteris nemokėjo lietuviškai. Ir kiti dar buvo, atsimenu, buvo konkurentų dar buvo, kurie įsitvirtins ir būtent kaip ir tais laikais ir formavosi, ant kurių raidžių bus tos lietuviškas raidės. Labai labai seni laikai buvo. Kokie 88-89.
Ir taip kažkaip aš paskui patikėjau, kad aš galiu būti pats savo likimo kalvis, pats galiu kažką tai kurti ir parduoti, ir man tas pasidarė labai įdomu. Užsiimti kažkokią tai kūrybinę veiklą, kuri gali generuoti pajamas. Ir tada tas pasisuko į kompiuterinę grafiką. Per tą kompiuterių supratimą, kas vieni pasuko ten į kokius duomenų bazių valdymus, kas galbūt į kažkokią tai inžineriją. O man, kadangi nuo mažens tas audiovizualinės kūrybos žavesys buvo, su pora draugų mes įsteigėm tokią nedidelę studiją, vieni pirmųjų Lietuvoje, kur filmavom klipus ir darėm visokius spec efektus, montažus ir panašiai. Ten titrai sudėtingi kažkokie, žinot. Ir vat per ką kažkaip pradėjau gilintis, kas toliau už to viso slypi ir žiūriu, čia yra ne tik tai, kad tu konkrečiai padarai videoklipą, bet yra reklamos agentūrų verslas, jie ten jau kūrė strategijas, planuoja, įskaitant ir televiziją, ir spaudą, ir biškį po biškį. Atidariau tokią reklamos agentūrą, paskui susiradau partnerį Latvijoje, Estijoje, mes užauginom visai nemažą tinklą, 15 įmonių, kurios po šiai dienai visai gerai veikia Lietuvoje, bet jau mes jas pardavėm. Ilgą laiką mes turėjom franšizę, tokios stambios tarptautinės grupės, Havas Group, ir paskui mes jiems viską pardavėm. Tai va, taip kažkaip tai susiklostė ir šeimoje aš esu vienas iš nedaugelio, nes visi taip daugumoje mokytojai ir gydytojai, va, kažkokios tokios specialybės, tai aš toks išsišokėlis gal kaip esi. Sesuo mano tiesiog tokį nedidelį verslą turi, jinai turi žaislų muziejų. Barboros Radvilaitės gatvėje įsteigus tokius su vyru, jos vyras irgi archeologas. Jisai tyrinėjo žaislus senovinius ir jie kažkaip rado tokį pritaikymą. Toks yra nedidelis muziejukas, vaikai mėgsta ten ateiti, atvažiuoja, ekskursijos, mokyklos daro tokias edukacijas. Tai va, dideliu bizniu tai nepavadinsiu, bet va, irgi vis tiek kažkoks tai savarankiškai. O šiaip tai mes šeimoje tokie daug gydytojų, aš kartais juokauju, kadangi šeimoje daug gydytojų, aš žinau, kaip jie sunkiai dirba, tai stengiuosi gyventi taip, kad nebūtų ko mažiau darbo. Nu kągi, ačiū labai Mariui šiandien už įdomią paskaitą, tikiuosi, kad daugelis išgirdo kas naudinga, kažką naujo, ką galės panaudoti toliau. Ir kviečiu visus kitą mėnesį į kitą paskaitą su Mariu darome, kur daugiau paliesime apie mokymąsi, savęs tobulinimąsi temas. Ir tuo pačiu, jeigu Marius nieko prieš, norėčiau pristatyti, čia gal ne visi žino, bet tikrai girdėję yra tarp bėgikų pasaulyje mūsų žinomo bėgiką vieną, Petrą Pranckūną. Ir šiandieną kaip tik galite irgi šitą knygą įsigyti. Aš šiandieną irgi įsigijau, pats jau autografą, jeigu kas esate. Tai ačiū Mariui, ačiū Petrui, kad šiandien apsilankėte ir tada iki balandžio mėnesio. Eilės nebandėt žongliruoti? Bandžiau, turiu nusipirkęs, bet kamuoliukai, gali pabandyti. Su kamuoliukai. Aš nemaliai išėjau, kai moku, tai aš dėl savo klasų tris, ja. Ir tada dar pasuotis, ar teko, iš tiesų dar kitą pusę. Ja, visokiausia tų kombinacijų yra, šitaip. Tai ten yra tokia, reiškia, kamuoliukai, tada kitas yra žiedai, ir trečias yra kėgliai. Ir tada yra dar trys kėgliai ir vienas prieš kitą, meti du ir tada trečią papasuoji draugui. Nu tai bet iš kur tu dar esi tą kaip tokį? Tai va, reik draugio. Čia labai gerai būtų, bet šeimoje man, kadangi vaikai tai paprastai nelinkę imtis tokių darbų, kurie greitai nepasidaro, tai niekas pas mane šeimoje, vaikam norisi visko čia ir dabar. Būtų faina. Aš turiu tokią susiradau website, kur cirko artistam equipmentą pardavinėja, tai prisipirkau visokių tenais nesąmonių ir švytinčių tų kamuoliukų ir tada tų žiedų. Žiedą gali, nes žiedas yra sunkiau, bet jį bet kur gali vis tiek įkišti ranką, o kėglį jau labai stiksliai turi pataikyti. Bet iš tiesų nėra tiek sudėtingai. Po to jau išmokęs kėglis gali ir peilius, ir degalus degančius. Družbas, reiškia. Mačiau. Fainai tokie challenge, labai gerai. Tai čia Tomai irgi taip mėgsti tokius... Aš 15 metų iš tiesų išmokus apelsinais žongliruoti, o po to aš irgi iš tiesų Amerikoje buvau ten vadovo vasaros stovykloje ir patekau tarp dviejų, kurie mokėjo kėglis. Tai jie ir pasavas išmokino mane ir jau po to aš su jais pasavausi irgi.
Tai ten aš tais kėkliais nėra sunku išmokti iš tiesų. Nu, aš biškai pabandžiau, bet supratau, kad man reikia tvarkingai pasiekti tos 5, tada žavės ir tada kiekis. Tada dar kalbant apie 5, tai jūs, nu, galbūt, tai, nu, jūs gal sudėtingesnį, jūs tiesiog galite bandyti, kad ratu tie 5. Tiesiog, va tai, va ratu, nes jūs bandot, nu, tą sudėtingesnį variantą. Taip, šitą, kad tai reikia tokia, va, sequences toksai. Taip. Bet nedaug ten lengviau, man. Nežinau, aš nebandžiau, aš tai neplanuoju su 5, nors su 4 tai irgi gaunasi. Nes aš ir suprantu tą eksponentinį sudėtingumą, aš iš karto sprendžiu, man trūksta gal motivacijos. Slyviotinas? Aš suprantu, pas labai gera vaikystė šiaip buvo, jeigu galėjai su apelsinais treniruotis. Pas mus tik per kalėdas. Tai man tada ir buvo kalėdas, man atrodo. Čia galbūt knygos mūsų. Kas yra paskutiniam kilometrui aplinkai Latvijos likau 4 ir negavau knygos. Išsipildė. Senas leidimas, dar ne šita, bet Pirmoji, mes sakom, pirmoji nereikėtų Lietuvos. Bet čia labai daug ką reiškia, kai sako, kažkada, sako, nebūtinai prisirišti, bet sugalvoji kažkokį mintį, paleisk eterį, kaip Marius daro. Jo, kažkur ir baruoja, kažkas išgirsta, kažkas. jis yra atsisėdęs, pripratęs kaip biurokratas rašyti. Tai čia man buvo šitas bet šiuo. Pradėt kurti verslą. Nu ką, patarimas tai yra vienas iš patarimų, tai nebijot suklysti. Tikrai šią kamerą šeimantui. O toliau tai nežinau, kokie šiek tiek